Sveiki, kolegos žvejai, bičiuliai, mūsų Bream Bandits sekėjai. Šiandien pavasario pirmom dienom su kolega Evaldu, kuris šiuo metu už kameros, atvykom į Darsūniškį pabandyti kaip ir pavasarinės žūklės žuvų pagaudyti. Bet turim dabar situaciją, kad krito temperatūra, baisiai šąla viskas. Tai žiūrėsim, kaip seksis. Tikimės žuvų, bent jau mažų, nes judesio matėm, tiek priekrantėj, tiek tolėliau. Tiesa, turim labai neįprastą situaciją, salos plaukiančios, jeigu matot. Tai kažkaip su visom šitom gamtos stichijom stengsimės kariauti ir pamatysim, kaip seksis. Tai likit prisijungę ir žiūrėsim vėliau žūklės eigoj. Aš įjungus. O. 09 pavadys. Neapsiplėti, tik tai ramiai. Peršis. Ką? Peršis. Super. Super, blemba, kaip gražiai pumpuoja. Na, kokia Simono emocijos, ką turiu, tik nenuleiskiu. 09! Ramiakas tik tais, bet ramybės, tik tai ramybės. Nu, vat, laukiam, bent pamatytume. Na, juda tai labai agresyviai. Nu, pasirodė, kas tu ten. O! Super! Nepaleisk! Ura! Spaunuolis! Man būtų gerai bato neprisiam. Yeah! Super. Ak, tai ne. Jo, super. Įskaitinis? Na, jo. Matiliukas? Matilius ir vienas dzikelis. Super. Matilius sušalo. Jeigu pas tave bus sistema, tada tai. Kartojam. Jo, čia žolelės neša dabar.
Prasivalom žiedus. Nes jau vieną sistemą teko palaidot. Dievam paaukot, kaip mes sakom. Pušelė, tu tai ten nerkį. Gelmės. Tau ten laisvės. Paskui paleist, nebijau. Su žuvim šneku, sakau, nerkį gelmės, paskui paleisiu. Už manęs, nežinau ar matosi, ten jau gal praplaukė salos. Ponas. Reikia nufilmuoti. Atsidariau, beveik kaip Simonas. Gal ko... Na, sakau. Irgi svarbiausia atsidaryti. Kaip emocijos. Beveik geras. Evaldo pirma žuvis. Nagi. Normali pirma žuvis. Nebus stebuklų. Oi, gražu. Nu, nebus. Sveikinu, įskaitinis. Jau ne baronka šį sezoną. Bet praktiškai vos nemačiau kibimo, žinok. Nu, palauk, tėvukai, nesivarty. Ai. Liuks. Kas ant kablio? Pasakos. Raudonas ir baltas. Buvo dar vienas raudonas likęs. Gerai. Bet, žinok, visiškai kibimo nemačiau. Kaip pavadyk, ne? Nu. Dar vienas paršelis krantant keliauja. O, čia toks geras. Lembus pauzė, tu žiaurė. Bijau traukti. Su frikcionu dirbi? Su 009. Neplėš. Nu, pasižiūrėjau. Opa, pumpuoja. Geras? Geras! Opa! Prasuk pro gaikštą galvą pro kamerą gražiai. Nu tai jau. Būtų gerai neprisamduoti. Super. Jėga. Nu, dabar paimk ranką, palaikyk. Bet matai, veikia. Au. Gal davai pinkučių ar aš matau pasikarpęs? Geriau pinku. Per lūpą kabys. Kitais netgi gal biškį gražesnis. Lauk. O, liuks. Grįžom prie 009. Pavadėlio ir rezultatas. Simono teorija, kad veikia pavadėlio storis, žiūrim. O, Nedis.
Plakis. Plakis. Nu, tai jau kaip plakis. Tai čia. Svarbiausia veiksmas. O čia toks jau gerulis plakis. Nu, va, ko kibimas, pasižiūrime. Keliai su matiliuku. Liuks. Turėjau kibimą beveik iš karto užmetus. Ką sakai? Turėjau kibimą beveik iš karto užmetus. Taip 3 kartus tim. Nu. Tu geras? O. Čia toks geras? Nu, aš bijau plėšti, bet iš visų tai tikrai geriausia. Jūs. Atsargiai. Čia geras rakursas, nejudinsi. Rankas skauda. Mes meškį ir kažką. Nu, gražuolį pasirodė. Ir dabar čia pats, kad net ne. Nu, tokius smūgus, lėtus smūgius, tai čia tai turėtų gerulis būti. Ką? Nu, pasirodė. Geras. Pusantrinis, jėga, ne visi 2. Geras. Geras, eik tu. Grįžti ir atšri tašką namo. Gerulė, taip, tu pasaka. Nu. Pasakok, Simonai, kas čia ką tik tau atsitiko. Palaukit. Šios dienos Big Fishas. Simono akivaizdžiai bus pusantrinis. Jo, pusantrinis drąsiai. Ką jums pasakyti? Pakomentuokit, ant ko užkibo. 009. Grįžom. Nuo to, Nu, tai su 0,9 tokį ištraukti. Ruošiasi nerštą. Ruošiasi užkibo. 4 matiliai, 2 balti dzikai. Super. Nu, blemba, kas nors man būtų dar pernai pasakė, kad su 009 karšį tokį ištrauksi, sakysi. Alba pasigydyk. Kokius narkotikus pigius naudo. Viskas panašiai komendosiuką, ne?
Bet dabar va trečia šerykla pinkučių ir matyliaus dedu. Matylių nemaišau su jauko, dedu šeryklą. Sielai kitaip sakant. Ja. Nesitikėjau, žinau, kad karšių pagaustum kažkaip, atrodo per ankstyvas reikalas. Ir būsiu čia nebūsiu, kol kas tokį nemėčiau. Aš matau, ne visiems. Ne, tai šitą valdai... 009. Ką? 009. Eik tu savo su 009. Nu, Kosmos. Op. čia to gal atsistoja jau į taškelį kebrytą, tai... Bet neužsikuria, vat, matai, kokiu. Nėra gal jų daug lampučiai. Yes. Ką? Yes. Geras jausmas? Pažiūrėsim, ką padarom. Šios dienos laimikis. Karžvyra. Nu, kaip sezono pradžios, manau, tobulai. Dar užpilkysiu. Tas vienas yra labai gerai. Ai, tik čia kas, ne? Manuk. Aš manau nepripirsta. Puikiai. Fišas. Simonai, kaip manai, kas buvo šios dienos sėkmės raktas pagrindinis, kokie taktiniai niuansai pasiteisino labiausiai? Nepadaugint matyliaus, tiesiog iš viso vengiam. Kas pasiteisino, tai smulkintas dzikas. Ir Evaldas nelabai nori sutikt, bet 009 pavadėlis. Su juo ir pavyko šį grožį ištraukti. Bendras svoris tikrai vadinama norma. Galime įdomumo dėlį. Įsidėnojęs. Oras labai gražus, šilta. Galima tik pavydėti tokį orą kovo pradžiai. Nuliai. Nuliai. Po nulį. Ir pritraukia. Beveik 6 kg. 5-8. Taip, bet biškį sietą. Nu, tai kaip galima vertinti šitą žvejybą, Simonai? Puikiai. Labai geras sezono startas, geras tonusas visam sezonui ir ateinančiom varžybom. Treniruotė pavykus. Kitaip sakant, visų su naujo sezono pradžia. Žvyką paleidžiame laisvą. Kas galėtų džiugint ateityje. Vanduo šaltas. Ne, kada didysis gyvens. Žiobris. O šitą pasversim, įdomumo dėlį. Spėkite komentaruose, kiek svers. Nu, pritraukiam. 1,820. Tai minus vietos, tai... Labai solidu. Labai solidu. O mūsų darbininkės dar darbuojasi, bet... Laukdičkė. Oi, kaip gražiai.
Va, ir Evaldas išlindo. Jo, iš už sveiki, kadro. sveiki. Baigiam žvejybą. Kovo 9 diena. Už lango turbūt kokie, nežinau, 15 laipsnių šilumos. Karšta žiauriai. Bet ryte buvo šalta. Šalo žiedai, trūko sistemos. Dabar turim pusę 2. Pražvejojom, startas buvo toks normalus startas, turbūt 7. apie 7, nu tai skaičiuokim geros 5 valandos žvejybos. Šiandien sėkmė lydėjo Simoną, tai Simonas daugiau turi ką pasakyti apie taktinius niuansus. Bet kuriuo atveju labai smagu, kad ankstyvą pavasarį, kovo pradžioj jau galima pagauti žuvų ir smagiai praleisti laiką. O kaip tą žuvis pagauti? Simonai, kaip tą žuvis pagauti? Tai Žuvis tas pagauti. Viena paslaptis, pavadėlis. Agentas 009, šiandien juokiausi iš Simono, kad tai bus naujoji jo pravardė, nes jo manimu pavadėlio plonumas mano buvo 010, jo buvo 009, šiandien galėjo būti labai svarbus faktorius. Bet kadangi vakar netingėjau pasirišti pavadėlių, tai žvejau ant 009, turbūt vieną pasiglemžė žuvis, o kitus pjoviau į kriauklės ir jiem pasibaigus užsidėjau 010 ir neturėjau jokio kibimo. Ir taip panašiai pasikartojo 3 kartus. Ir iš 010 pakeitus į 009 pirmų metimų sulaukdavau kibimo. Big Fishas būtent ant jo irgi pagautas. Matėt anksčiau filmuke. Kuris svėrė beveik daugiau negu 1,5 kg. Daugiau. 1,6. 1,6. Atstumai tie patys, jau kas skyrėsi, mano buvo Champion Fido bazė. Mano VD Super Krenkas Braunas ir stipriai saldinau, o kuo, tai tegul būna paslaptis. Žodžiu, neskurdus jaukai, kaip pavasario pradžioje tikrai, nors vanduo šaltas, ryte mėtėm dyperį, žuvies nerodė. Vandens temperatūra buvo 4 laipsniai vos. Stipriai nešė žolės, buvo vienas vargas gaudyti. Žolės, visas salas. Nu taip, didžiuliai kuokštai jų, tai žodžiu buvo ko pasidarbuoti, bet džiugu, kad aš tik vieną karšioką pagavau, o Simonas turbūt 5 galvas. Įskaitinės 5. Tai va, tai patys spręskit, kad ankstyvą pavasarį vos čia prieš gerą savaitę dar Kauno marios buvo padengtos ledu, o dabar jau plus 15 ir jau gaudam su feederiu, pradedam feederinės žuklės sezoną ir pagaunam žuvies. Iš tikrųjų smagu. Žvejų iš pat ryto nebuvo daug, mes anksčiau atvažiavom tikėdamėsi, kad nepakliūsim į bėdą ir nerasim vietos, bet atvažiavom turbūt patys pirmieji. Jo, tuščia buvo. Ir tik paskui... Tuščia, šalta ir tamsu. Taip. Tik paskui pradėjo rinkti žmonės, dabar įsidinojusi visą pilną pakrantę žvejų, bet iš meškerių to, sakykime, permetimo intensyvumo, tai nepanašu, kad tas veiksmas super aktyvus. Kitaip sakant, kad kolegos gaudė daugiau negu mes. O taip standartiškai vaišėms buvom paruošę tos pačius masalus. Odo truklio lervos, musės lervos, mažytos pinkutės, šiek tiek kasterio vadinamo. Ir turbūt geriausiai veikia vis dėlto mano žolių supratimu, nors aš neturėčiau teisę sakyti, bet man atrodo, kad labiau veikia musės lervų šiandien negu... Galiu tik paantrinti, bet prie musės lervų kažką gali dar ir pakombinuoti. Tiesa, kai buvo primės kibimas, tai labai puikiai suveikė 2 pinkos. Oranžinis. Taip. Kaip aš sakau, balta raudona. Balta raudona. Žodžiu, lėkit prie vandens, kol šiltas oras, naudokitės puikia galimybė išlėkti prie gamtos ir gal tikrai jums pavyks kažką pagauti. Iki susitikimo ir ačiū mūsų rėmėjim, kurie padės šiais metais mums dalyvauti mūsų klubo nariams Lietuvos dugninės meškerės čempionate B lygoj. Sakysim kumščius. Iki.